Visai neseniai The Guardian padarė tokį tyrimą, kuris nustatė, kad žmogus, kuris gyvena vienas, be vaikų, neturi tam tikrų įsipareigojimų šeimai, kaip taisyklė yra geresnis vartotojas. Jisai galbūt kitą kartą ir iš depresijos, iš vienišumo stengiasi užpildyti dvasinę savo gyvenimą tuštumas, didesnių vartojimų, didesnių prekių pirkimų ir taip toliau. Štai kodėl tais atvejais, kuomet siūloma neva prisidengiant liberalizmo skydų ir kažkokių tai tariamų teisių ir laisvių skydų, kuomet yra siūloma štai leisti moteriai elgtis laisvai su negimusiu kūdikiu, visada turime pagalvoti apie tą aspektą, o iš kur tie liberalizmo šūkiai, šiuo atveju aš kalbu tariamo liberalizmo šūkiai ateina. Ir dažnai gali atsitikti taip, kad atlikę gilesnę analizę mes pamatysime, kad tiesiog stengiamasi ugdyti štai tą tokį vienišą vartotoją, kuris didelėm kompanijom, parduodančiam prekės kompanijom galėtų tapti gero pelno šaltiniu. Todėl, sakyčiau, norint harmoningo žmogaus vystymosi, be abejo, šeima yra absoliučiai neginčytina vertybė šiais laikais ir mes negalime visko suniveliuoti ir redukuoti žmogiško gyvenimo orumo vien tik tai iki vartojimo maksimizavimo ar kažkokių panašių dalykų. Štai kodėl privalome būti atsargus, klausydamėsi štai panašių samprotavimų, kad reikia leisti žmogui gyventi taip, kaip jisai nori, kad jisai galėtų rinktis savo laisvę gyventi vienas arba ne vienas, nes visada už to gali slėpti ilgos interesų ausis. Valstybė be stiprios šeimos yra neįmanoma. Ir šia prasme galbūt galima ieškoti ir argumentų ir į vieną, ir į kitą pusę, bet sutikime, kad mes žmonės turime tam tikras pažiūrų sistemas, kurios yra savotiškos aksiomos. Tai šia prasme aš manyčiau, kad reikėtų pasisakyti už stiprią šeimą. Ir ne tik tai dėl to, kad tai yra stiprios valstybės pagrindas, bet ir dar dėl to, kad normalioje šeimoje, darnioje šeimoje, iš tikrųjų žmogus ir te gali būti laimingas, jeigu taip atvirai kalbant. Be jokios abejonės santuoka yra šeimos pagrindas, tai yra per amžius besiklošiusi tradicija ir man tai nėra tik tai kažkokio tai parašo padėjimas arba prisiekimas bažnyčioje, bet tai yra įsipareigojimas pirmiausia vieno žmogaus kitam žmogui.